Šiandieną norėčiau pasakoti savo istoriją ir kaip aš atsiradau tinkliniam marketinge ir kodėl planuoju šioje veikloje pasilikti visą savo gyvenimą. Pirmiausiai, kalbant apie save, tai aš esu 2 vaikų mama, turiu sūnų 14 metų ir turiu dukrą 11 metų. Taip pat esu ištekėjusi, su vyru esam kartu jau daugiau nei 15 metų. Ir mano gyvenimas apskritai nebuvo labai lengvas. Turėjau labai sunkią vaikystę, tiek kalbant apie tėvus, gyvenimas su tėvais nebuvo labai lengvas. Žinau, ką reiškia neturėti maisto ant stalo, ką reiškia neturėti ką apsirengti. Žinau, ką reiškia patyčios, tiek fizinis smurtas, tiek psichologinis. tą patyriau ir iš savo artimos aplinkos, tą patyriau ir mokykloje, kada niekam nerūpėdavo, kada pertraukų metu tave tiesiog primušdavo. Tai, bet visgi, mano nuomonė, šitie visi dalykai man suteikė stiprybės, privertė gyvenime susimastyti, ko aš noriu siekti. Ir prisimenu, kad nuo pat mažens savo kartoju, kad darysiu viską, kas įmanoma, kad gyvenčiau kitaip, ne tuo metu mano aplinkos žmonės, kad gyvensiu kitaip nei mano mama, kokius nepriėmė sprendimus, nes kalbant apie mano mamą, tai jinai šiaip yra klaipėdietė, bet prieš daug metų įsimylėjau vyrą, mano tėtį, ir išsikraustė gyventi labai mažą kaimelį. Kaip jinai pati pasakojo, jinai labai svajojo tapti dainininkė. Jinai ir buvo jau pradedančioji dainininkė, bet atsisakė tos svajonės vien dėl to, kad įsimylėjo vyrą. Ir per tuos metus, kiek mes kartu visgi gyvenome, aš prisimenu jos pasakojimus ir kaip jinai gailisi savo to sprendimo, kad jinai paleido savo svajonę. Todėl aš savo pažadėjau, kad aš niekada taip nedarysiu. Ir pasistengsiu turėti tai, ko vaikystėje neturėjau, kogi stengiuosi dabar ir dėl savo vaikų, kad jie turėtų tai, ko aš neturėjau. Ir kalbant apie tinklinį marketingą, kaip jis atsirado mano gyvenime, tai būtent per savo vyro brolio žmoną aš sužinojau pirmą kartą apie tinklinį marketingą. Dar tada sūnus mano buvo labai mažas ir mes nuvykom į pirmą renginį, kuris buvo irgi Kaune, Žalgirio arenai. Ir prisimenu didžiulį stendą, kuriame vyko pasakojimas apie tinklinį marketingą, ką jis siūlo žmonėms, ką jis siūlo moteriams, apskritai šeimoms, kaip jis gali pakeisti gyvenimą. Ir mane tas labai sužavėjo, prisimenu savo mintise pasakiau, Kristina, tu pagaliau žinai, kuo gyvenime užsiimsi. Nes iki tol aš nežinojau, ką aš veiksiu. Visą laiką kažkaip įsivaizdavau, kad baigsi mokyklą, įsidarbinsi kažkur ir iki pat pensijos tu dirbsi kažkokį tai valdišką darbą, galbūt mėgstamą, galbūt nemėgstamą ir viskas. Ir būtent savo vyro brolio žmonos dėka aš sužinojau apie kitokias galimybės, nepriklausomai tai, kas tu esi, iš kur tu esi, koks tavo statusas gyvenime, ko tu pasiekęs esi ir taip toliau. Aišku, tas pats pirmas bandymas tinklinių marketingų man nelabai sekėsi, nes mes realiai neturėjome mokymų. Buvo viena direktorė iš Pakruojo, kuri veždavosi šiandien bei ten, pasakodavo, kaip čia kas vyksta, bet realiai buvo labai sunku vienai planuoti, galvoti, kaip ką daryti. Realiai žmonių nepritraukė. Bandžiau tik tais pardavinėti prekes, kas man visai neblogai sekėsi, bet tuo viskas ir pasibaigė. Aišku, gyvenime visko buvo, su vyru labai daug kraustėmės, iš vieno rajono į kitą rajoną, paskui gimė dukra, atsirado kitokios problemos, vyras pradėjo važinėti į užsienį, pinigų visada trūko, atsirado paskolos, skolos. Ko pasiekoji, kada dukrai suėjo 1 metukai ir 10 mėnesių aš įsidarbinau siuvėją, įgijau antrą specialybę. Man siūti labai patiko, išmokau labai daug. Mano močiutė amžinatilsį buvo siuvėja, mano tėtis siūdavos pats savo drabužius. Kiek prisimenu, pasakodavau, kad jisai vienintelė šokiuose gražiausiai atrodydavo su tais laikais platėjančiom kelnėm, kad niekas tokių neturėjo, kokias turėdavo jisai.
Taipogi atsirado mano gyvenime papildomų problemų su sūnum. Jis buvo toks kaip ir nuo pat mažens labai hiperaktyvus vaikas. Ir tai labai pasimatė darželyje. Auklėtojas pradėjo skųstis, kad jūsų vaikas labai visur laksto, bėgioja, labai mėgsta veltis į visokias muštynės su kitais berniukais. Aš turėdavau iš stovyklos, prisimenu, bėgti į darželį, šalia jo sėdėti, kad auklėtojams visai netrukdytų. Tada atidirbdavau tas valandas, kurias išleisdavau darželėje, atidirbdavau stovyklą iki 8-9 ir jaučiau, kad nieko gero mano gyvenime toliau taip ir nebus. Apskritai jautėsi ir nuovargis, psichologinė būklė nekokia buvo. Paskui vieną vakarą man parašė moteris, irgi iš tinklinio marketingo, ir jinai pasiūlė dirbti su to pačia kompanija, kokia dirbau, bandžiau dirbti pirmą kartą. Ir aš nieko nelaukus susitikau, nes investuoti kaip ir nieko nereikėjo, o pinigų trūko, paskolų labai daug buvo. Ir aš sutikau ir kaip galiu pasakyti, prasidėjo mano ta tokia didesnė jau kelionė tinklinė marketingė, nes prisimenu labai daug dirbau. Būdavo ir indai neplauti ir kambariai netvarkyti, bet aš dirbdavau su žinutėms, skambučiais, elektroniniais laiškais, katalogų siuntinėjimais. Ir įvykdžiau vis tiek tas kvalifikacijas. Nuvykau pirmą kartą į tokias šalis kaip Graikija, Italija. Apsilankiau 5 žvaigždučių viešbučiuose, kur gyvenime neįsivaizdavau, kad galiu patekti. Ir ta patirtis man labai padėjo. Ir turbūt labiausiai padėjo tas žmogus, kuris mane, kaip pasakyti, realiai vedėsi už rankos į visus renginius, į Vilnių, į Lenkiją, į Latviją. Aplankiau tokias šalis, kurių tikriausiai nebūčiau aplankiusi, jeigu ne tinklinis marketingas ir mano tos kitos pastangos. Aišku, dariau labai daug klaidų ir, ką žinot, tai spaminau, rašiau labai daug žinučių, dirbau taip tiesiog, kaip mane mokė tuomet direktoriai tos kompanijos. Bet kada vasarą labai sumažėjo atlyginimai toj kompanijoje ir pradėjo direktoriai reikalauti prisidėti finansiškai prie katalogų siuntinėjimo, aš pasakau, kad aš dar neuždirbu tiesiog. Ir prasidėjo tokie kaip ir pykčiai, o pasakoj aš iš tos kompanijos pasitraukiau. Ir po kurio laiko atsidarbinau, aš vienu momentu buvau iš stovyklos išėjusi, nes tikėjausi, kad su ta kompanija aš kažko tai labai daug pasieksiu, nes tuo metu atrodė, kad tai yra realu. Ir tada pamačiau, kad nieko gero nevyksta, dar bandžiau per 1-2 kompanijas dirbti, bet irgi nieko gero nesisekė. Ir grįžau vėl į stovyklą dirbti. Kolektyvas mane pasitiko nelabai džiugiai, nes ir prieš tai nebuvau kažkodėl mėgiama, kažkokia buvau jiems kitokia, kažkokia atrodžiau jiems galbūt arogantiška, nežinau, netokio mąstymo kaip jie, kaip tos moteris. Aišku, neturiu nieko blogo pasakyti apie tas visas moteris, nes buvo ir tokių moterų, kurios mane labai palaikė. Ir kada įsidarbinau į Čiogą, prekes pirko ir visą kitą. Bet dar ne apie tai noriu pakalbėti, kada pradėjau į Čiogą, įvyko mano gyvenime dar vienas labai skaudus įvykis. Tokia situacija su mano sūnum, kada aš buvau namuose ir aš tiesiog jį pašaukiau, kad jis išleistų mūsų augintinį katiną į lauką. Išgirdau tiesiog, kad kažkas krito, tokį smūgį, pašaukiau dar 2 kartus, dukra pažiūrėjom vieną į kitą, labai išsigandau, nubėgau į kambarį ir žiūriu, kad jisai gulė ant grindų. Ne tai, kad jūs galbūt įsivaizduojat, kad tiesiog nualpo. Jų akis buvo atmerktos ir jisai buvo šiek tiek išsižiojęs ir visas kratėsi. Ta akimirka, kai man atrodė, kad tai yra pati baisiausia mano akimirka gyvenime, tas įvykis, tas nualpimas pasikartojo 2 kartą tą patį vakarą ligoninėje. Prisimenu, kad sūnui pasakiau gal 5 ar 6 kartus, kad mums reikia nueiti į procedūrinę, atlikti tam tikrus tyrimus, nes seselė reikalavo jo atsikelti. Labai nemandagiai seselė, prisimenu. Ir kada aš jau paklausiau, ar tu supranti, ką aš tau noriu pasakyti, jis atsakė, taip, aš suprantu. Akimirką jis pradėjo suktis. Jis tiesiog žiūrėjo į viršų, pradėjo suktis ir krito žemėn, spėjau jį pagauti. Ir tas vaizdas, kurį aš mačiau, buvo siaubingas, jo akis buvo didelės, buvo labai išsižiojęs. Ir jis taip šaukė iš skausmo, kad atrodė, kad jam visą kūną viskas skauda.
Ir prisimenu, kada šaukiau seselės, kad padėkit, kas nors ateikit. Ir būtent prisimenu tas 2 dienas aš netgi buvau nieko nevalgysi, nemiegojusi, nes atrodė, kad mano gyvenimas baigėsi. Kodėl visą tai nutiko mums, mano sūnui. Kaltinau ir save, kaltinau ir vyrą, kad galbūt mes buvom jam per griežti, kad galbūt aplinka buvo jam per griežta, tiek auklėtojas, tiek visi kiti. Nes visi sakydavo, kad jis turi kažkokių problemų, nors mes lankėmės ir pas psichologus, ir pas daktarus, ir visi sakė, kad jam viskas gerai. Mano sūnui dabar yra skirtas gydymas 3 metams, jam yra viena iš epilepsijos formų, nepatvirtinta, nes jokių pažeidimų smegenyse jam neranda. Ir po šio įvykio aš pradėjau ieškoti galimybės dar kartą užsidirbti su tinkliniu marketingu. Prieš tai mes su Irena kartu dirbom kitoj kompanijoje ir kada jinai išėjo, ten apskritai viskas pradėjo labai griūti. Ir kažkur pusę metų aš ją stebėjau, kaip jai sekasi, kaip kas, ir kol galiausiai ryžusi jai parašyti. Ir tada pas mane atsirado viltis, kad viskas mano gyvenime vėl viskas bus gerai, nes ir išsivykla situacija buvo nekokia, pas mane atsirado sveikatos problemos, panikos atakos naktimis, depresija, naktimis prisimenu verkdavau, negalėjau miegoti, nes taip pat patirdavau labai didžiulį psichologinį spaudimą, grasinimus, kad jeigu tu tinkamai nesusiūsi 300 € vertės suknelės, tavęs laukia pasiekmes, tau bus tas Irenas, tu matysi, kas tau bus. Tai kartodavo direktorė kiekvieną dieną realiai ir tos moteris, kurios būdavo atsakingos už kokybę. Nors technologą mes savo miestelėje neturėjome, kartais iš Kauno atvažiuodavo technologės, bet ir tai 1-2 kartus per 2 mėnesius. Tai vat, ir to laiko tinklinė marketingui būtent Čiogan kompanijai aš atradau dirbdama dar siuvykloje, imdavau telefoną netgi tada, kai eidavau į tualetą. Kada nematydavo direktorė, kada aš telefoną įimu, nes aš žinojau, kad aš turiu moterims padėti atsakyti žinutes. Padėti apskritai, nors ir pačiai būdavo labai sunku, bet aš nesisakydavau labai, kokias pas mane emocijos, kaip aš jaučiuosi, nes kiekvieną dieną prisimenu, kada mane bendratarbės parašdavo iki mano namų tako, galima taip pasakyti, iki takelio. Prisimenu savo visą laiką kartodavau: Kristina, tu šaunuolė, atlaikyk dar 1 dieną, pakentėk dar vieną. Ir kasdien, kada išlydau iš mašinos, aš tau tai kartodavau. Ir kada išėjau iš siuvyklos, tai buvo praeitų metų spalio 23 diena, man prieš tai dar reikėjo savaitę laiko atidirbti. Aš susipykau su direktorė likus 10-15 minučių iki darbo pabaigos, vien dėl to, kad aš paimu telefoną parašyti dukrai ir paklausti, ar namie viskas gerai. Nes mano vaikai namuose po mokyklos būdavo vieni, aš visą laiką jaudindavausi ir kasdien iki dabar jaudinuosi dėl savo sūnaus, nes nežinau, kada vėl įvyks tas įvykis, kada jis nualps, nes vaistai negarantuoja, kad to niekada gyvenime daugiau nebus. Ir direktorė savo mane prie visų moterų apšaukė, kad aš neturiu teisės per visą dieną paimti į rankas net telefoną. Kad jeigu mano vaikai vieni namie, kodėl tada aš čia sėdžiu. Ko pasakoja, jie einant pro duris, aš pasakiau, kad aš išeinu iš darbo. Jinai netikėjo iki paskutinės dienos, kai aš išėjau, nes 2 kartus netgi manęs prašė pasilikti. Ir po mėnesio laiko aš pasiekiau šioje kompanijoje ametistą kvalifikaciją. Esu savo tiesiog pažadėjusi, kad nepaisant to, kaip gyvenime bus sunku, aš toliau nepasiduosiu ir padėsiu kitoms moterims galbūt tokia pat istorija ar panašia kovoti ir turėti tiesiog pagrindą po kojom, nes tu niekada nežinai, kas bus rytoj. Šiandien viskas gerai, o rytoj tu gali netekti darbo, tau gali kažkokia nelaimė nutikti. Ir galvoju, kad mano nuomonė tinklinis marketingas yra pats geriausias verslas, ypač moteriams norint kažko gyvenime pasiekti.